Šių metų spalio 12 dieną pirmą kartą visos šalies mastu vyks individualus intelekto ir žinių konkursas Nacionalinė viktorina, kurios dalyviai turės atsakyti į 200 klausimų, kurie bus suskirstyti į 8 skirtingas temas. Tai labai sveikintina idėja, nes pats 4 metus verdu šiose sultyse organizuoju proto mūšius, viktorinas ir galiu pasakyti, kad lietuviai labai išsilavinusi tauta, labai žingeidus ir dideli eruditai. Ir būtų labai įdomu pamatuoti savo žinias, galias būtent viktorinuose, proto viktorinuose, europinėme kontekste. Ir grįžti į Liverpoolį. Liverpoolis, Anglija, tai yra būtent ta šalis, iš kur laikoma, kad ir kilo dalis didžioji viktorinų, kvizai vadinami. Tai pasimatuoti jėgomis su visa Europa lietuviams tikrai bus, manau, labai įdomu. Ir sužinosime, kokiame lygmenį mes patys esame. 5 didžiuosiuose šalies miestuose vyksiančios nacionalinės viktorinos laimėtojas atstovaus Lietuvai Europos viktorinų čempionate Liverpoolio mieste Didžiojoje Britanijoje.